Jei kažką įvertinu aukštų balų, o vėliau iš savo skaitytojų sužinau, kad kažkas ten lygtai ir negerai su maistu pasidarė, tai yra didelė tikimybė, kad į tokią maitinimo įstaigą esant progą mes tikrai vėl sugrįšim ir patikrinsim. Šįkart po kelių skaitytojų nusiskundimų atvykome į Požiūris picą esančią Jonavoje, kurią ne per seniausiai įvertinau aukštų balų 5 ir palikau tai patvirtinantį lipduką. Jei neklystu, po paskutinio mūsų apsilankimo meniu čia nepasikeitė, tad greit padarėme užsakymą ir bandysim testuoti patiekalus. Katinienės paskutiniu metu besilaikančios dietos užsakymas buvo ravioliai. Nei raviolių patiekimui, nei jų skoniui pretenzijų Katinienė neturėjo. Man asmeniškai pasirodė gal šiek tiek per daug riešutų patiekalė, bet ar tai blogai? Lašišos filė kepsnys su keptom daržovėm taip pat pro komisijos narių akis praslydo be jokių priekaištų. Pati lašiša skani, bet aš asmeniškai gal kiek labiau būčiau apskrūdinęs jos paviršių. Pizzą įsinešimui paėmiau sūnui, bet nesusilaikiau paragauti jos bent mažytį gabaliuką, taip jau viliojančiai atrodyti karnišonai ant jos. Kiaulieno šonkulių porcija buvo lyg keliems žmonėms, bent jau taip nusprendžiu iš garnyro. Valgant sultingų šonkulius labiausiai nustebino jų glazūra. Jei neklystu, tad bandau spėti, ją greičiausiai gamina vietoje. Tad prasti skaitytojų komentarai nepasitvirtino ir aukšto įvertinimo lipdukas Požiūryje lieka.